Taigi, sveiki visi, šiandien šaukiamas kontrolės komiteto posėdis. Pagrindinis klausimas būtų 2024 metų veiklos plano patvirtinimas, taigi pritarimas. Taigi, taupant visų mūsų laiką, iš karto žodį perduodavau mūsų kontrolierė mūsų savivaldybės Violeta Zavickienė. Labą dieną. Noriu informuoti, kad kiekvienais metais pagal vietos savivaldos įstatymą iki lapkričio 15 dienos mes turime pasitvirtinti, aš turiu savo įstatymų patvirtinti savo veiklos planą 24 metams ir informuoti kontrolės komitetą. Mes kaip ir kalbėjome anksčiau, kai klausiau, ką man įtraukti, ką daryti, mes apsvarstėm jūsų pamąstymus ir sudarėme savo veiklos planą. Tai pagrindinis mūsų darbas yra finansinis auditas, tai jis šiemet 24 metais keičiasi mūsų laikotarpis, finansinį už 23 metų biudžeto, konsoliduotų ataskaitų ir turto teisėtumo auditą mes darydavome iki Liepos 15 dienos ir teikdavom tarybai išvadą pagal naują vietos savivaldos įstatymą, kuris įsigalioja nuo naujų metų. Šių metų finansinis auditas turi mums būti baigtas iki gegužės 15 dienos. Tai yra 2 mėnesių mažinamas laikotarpis. Ir prie šito prisideda dar viena programa, tai mero veiklos ataskaitos auditas, ne auditas, o programų vertinimas. Žodžiu, mes turėsime dar gauti ir mero ataskaitą iki šio dalyko ir sukurti audito procedūros. Manome, kad tai yra patikrinti, ar pateikti duomenys ataskaitoje atitinka suplanuotus finansinius rodiklius, finansinių ataskaitų duomenys ir pagal strateginę veiklos planą ar įtraukti ataskaitoje veiklos duomenys atitinka tuos dalykus. Tai čia yra mums didžiulis iššūkis, kadangi tai yra papildomas darbas plus 2 mėnesiai minus, kaip mes turėsime atvykti, neaišku. Todėl, kad mums biudžeto finansų skyrius pagal finansų ministro įsakymo patvirtintą planą konsoliduotas ataskaitas pateikti turi iki gegužės 1 dienos, o iki balandžio 15 dabar dienos, o mes jau turime gegužės 15 dienai pateikti išvadą apie jų teisingumą. Pateikti tai tarybai. Žodžiu, valstybės kontroliai buvo pasitarimas, tai jie sakė rašyti, gal kaip tik bus mums labai lengva, nebus parašyti, parašom laiškus, jeigu mums nebus pateikti vėluojamos dienos, nes vis tiek yra visą laiką vėluojamos, mes paprasčiausiai atsisakysime pareikšti nuomonę, todėl kad pagal laiko trūkumą mes negalime šito padaryti. Tai iššūkis ir mums, tai iššūkis ir savivaldos finansiniam ataskaitom. Tai čia yra mūsų įrašyta, kad mes 1., 2., 4., anksčiau būdavo, kad 3. pasisakom, atliekame savivaldybės biudžeto konsoliduoto ataskaitų auditą, po to savivaldybės veiklos, pinigų, žodžiu, konsoliduotų ataskaitų, finansinių ataskaitų auditą. Ir rajono tarybai po to teikiame, čia jau 3. grupės, yra teikiamos mūsų išvados dėl biudžeto įvykdymo ataskaitų ir dėl konsoliduotų ataskaitų ir tame tarpe šito išvadoje dėl turto teisėtumo pasisakome ir tik tai su mūsų išvada gali būti pritarta jūsų tarybos nariam, kad jūs patvirtinat kaip tarybos nariai po to per posėdį mūsų biudžeto įvykdymo ataskaitas ir konsoliduotas ataskaitas. Kol nėra mūsų išvados, vadinasi, negali taryba tvirtinti šitų dalykų.
Toliau mes įsirašome savo, kad jau trečiame ketvirtyje pradedame vykdyti, ketvirtį, mes jau pradedame planuoti, strateguoti, vykdyti 24. Vadinasi, jau už 9 mėnesius turėsim visas ataskaitas 24 metų ir mes vėl tikrinsime, mes dabar jau tikrinam 23 metus, tai jau rudenį mes už 9 mėnesius tikrinsime visas ataskaitas, darom jau procedūras darbo užmokestį, atsirenkam įstaigas, kuriuose darysime auditus, tai jau čia mūsų bus ketvirčio planas. Mes privalome daryti veiklos auditus ir naujai įvestas yra nuo šių metų jau atitikties auditas. Tai ryšiu su tuo, kad mes dirbame tik tai tryse, turime įsipareigojimus, tai mes mūsų apimtis negali atlikti daugiau darbų, negu mes galime. Tai šiemet mes susiplanavome veiklos auditą ir kalbėjom kaip anksčiau ir su jumis ir patys atlikdami strategiją ir dalyvaudami įvairiuose posėdžiuose rinkom informaciją, kurgi pas mus dabar yra tokia sritis, kurioje mes matome galėtume pažiūrėti veiklą ir tarybos nariam ir pagrinde visuomeniai. Būtų įdomi analizė ir jeigu nusistatę kriterijus, matysime, kad kokie tai kriterijai rizikos nevykdomas patobulinti šitoje srityje, tai mes apsisprendėme, kad atlikti neformaliojo vaikų švietimo organizavimą Šalčininkų rajono savivaldybėje. Tai yra NVŠ lėšos. Kiek jau dabar teko pasidomėti, mes matome, kad tikrai yra nemažos sumos, ne tai, kad pinigai, o yra esmė, kad tai apima visą rajoną, nes tai yra švietimas, tai yra mūsų vaikai, tai yra kaip tie būreliai, kaip tas neformalus ugdymas organizuojamas mūsų rajone, kaip skelbiamas, ar yra prieinamumas jisai, planuojame, kad padarysim truputį analizę, galbūt netgi jeigu pavyks, tai pasilyginsim su gretimai kokiu nors rajonu, jeigu mums pasiseks tuos duomenis gauti. Žodžiu, kaip ta veikla organizuojama. O dar nebuvo prieš tai vykdomas neformalaus vaikų švietimo? Mes kažkada, tai mes prieš kokius 5 metus ar 6, aš dabar negaliu jums pasakyti tiksliai, kada tik tai tas neformalus ugdymas prasidėjo, mes prie finansinio audito šitą buvom padarę programą ir mes buvom pasižiūrėję per finansinį rakursą auditą. Tai tada buvo labai daug netitikimų, nes tai buvo nauja, tai buvo neteisingai įforminta ir finansinės ataskaitos, ir kreditoriniai įsiskolinimai, ir nebuvo dokumentų atsiskaitymų, po šito buvo sukurta tvarka, kaip turi būti, nes pas mus buvo labai daug teatro būrelių, kaip turi atsiskaityti, kaip ten daryti, žodžiu, buvo padaryti veiksmai. Mes gavom tų rekomendacijų įgyvendinimą, nes nebuvo pinigų neužpajuota iki galo, žodžiu, bet mes žiūrėjom tik tai per finansinę prizmę, turiuomenį, kaip finansai vaikšto, ne? Dabar mes planuojame, finansai manome, kad turėtų būti, tame tarpe mes pasižiūrėsim, aišku, finansus, pinigus ir šitas, bet mums dabar būtų įdomiau, kaip užtikrinamas tos veiklos vykdymas mūsų rajone, kaip gauna tą neformalų švietimą kaimo vaikai, ar turi prieinamumą, taip, ar tikrai tiek žmonių gauna, ar nuvažiuot pasižiūrėti būrelius, nes kaip girdim ir viešoje erdvėje, kad tas pats vaikas tuo pačiu laiku 5 būreliuose yra, arba tas lankomumas galbūt yra ne toks, koks yra pateikiamas ir gaunami iš to pinigai. Žodžiu, mes norime šitą sritį pasižiūrėti ir manau, kad jinai įdomi visiems, nes ar anūkai, ar vaikai, ar tėvai vis tiek turi kažkur sąryšį su šituo neformalu ugdymu ir būtų, manau, visuomeniai ta be galo įdomi informacija.
Taip, be šitų dalykų mes teikiame dar pagal vietos savivaldos įstatymą ir daug kitų funkcijų. Tai yra, jeigu yra imamos paskolos, mes be kontrolieriaus išvados irgi taryba, kaip ne viena įstaiga ir taryba negali duoti leidimo paimti paskolą, jeigu mes neatliekam paskolų vertinimo. Jeigu yra kažkokie priėmami įsipareigojimai, tai irgi turi būti mūsų vertinimas. Aišku, yra ir kitų daug, ten susirašė mūsų funkcijų, bet šiandien kol kas pas mus nebuvo kofinansavimo, nebuvo su kitais įstaigom, kur mes turim vertinti. Ir atliekam, mes esam tryse, bet esam kaip biudžetinė įstaiga ir turim turėti viską. Mes ir finansus turim, ir sąmatas savo turim, ir priskaičiavimus, ir archyvus, ir žodžiu, kas turi didelę įstaigą ir veda visą administravimą, taip pat ir mes tą administravimą vedam, archyvuojam, rašom, dedam ir gaunasi įsakymai dėl manęs anksčiau būdavo mero, o aš turėdamas dvi darbuotojas turėjau visą tą sistemą pereiti ir daryti atskirai, ir pas mus ir tvarkos, ir bylos, ir ką daro sekretoriai. Tai viską mes atliekame patys, tai irgi užima nemažai mūsų laiko, darbo ir tai mes numatome savo veiklos plane, ką mes kada pagal vietos savivaldos įstatymą darome. Irgi naujovė bus ir aš dabar galvoju, kalbėdama su jumis, kad turbūt ateiksiu pildyti planą, nes anksčiau to nebuvo, o dabar yra įtraukta nuo šio, kad mes turime atlikti infrastruktūros ataskaitos vertinimą. Mums taryba anksčiau administracijos netgi neteikdavo. Dabar, kada įrašyta vietos savivaldos įstatyme, kad mes tai turime atlikti, tai jeigu jinai ir nulinis variantas, tai mes turime patikrinti ją ir kodėl yra nulinis variantas. Tai yra, kur mūsų taryba yra nusistačiusi tvarką, kur plečiasi mūsų infrastruktūra rajono ir kiek surenkama mokesčių už tai ir kur jie panaudojami. Kiek žinau iš senosios patirties ir manau, kad tas dar nieko nepasikeitė, dalyvaudama tarybos posėdžiuose, mes esame pasitvirtinę nulinius variantus, žodžiu, mes dėl infrastruktūros pas mus nuliai. Ir mes nesurenkam pinigų ir pas mus ataskaitos nulinės. Užtat jie ir neteikia, bet vertinimą tu turi dabar pasižiūrėti teisės aktus, kodėl. Esmė yra kame, kad dabar, kur naujai statosi, naujai darosi, jau turėtų įnešti tos zonos patvirtintos pagal planus. Gyventojas turėtų kažkokią pinigų sumą mokėti už tai, kad čia bus padaryta infrastruktūra. Žodžiu, tie įnašai ir kada renkami ypač prietuose, žodžiu, plėtimas tos zonos, gyventojas prašo kelio, taip, jis teisus ir savivaldybė turi tai padaryti, bet pirkdamas žemę jau kažkokį dalyką įneši pinigų, kad tu padarai tą struktūrą. Ir savivaldybė susirenka po 200 000, 300 ir kiekvienais metais jau kažkur iš tų pinigų kažką daro. Mes esame pasitvirtinę nulinius variantus, mes nerenkam pinigų, mūsų savivaldos yra ataskaita nulinė, bet jeigu įrašyta, kad mes turime atlikti, tai turbūt reikės nulinės ataskaitos vertinimą atlikti ir surašyti išvadą. Tai va, dabar kalbam su jum iškilo, bet aš dar pasiaiškinti. Jeigu kas tai pasipildysim, susirinksim tą planą ir taip. Tai yra mūsų tai, ką mes planuojame. Jie turi būti patvirtinti. Faktiškai taip. Taip, taryba turi būti patvirtinta. Jos nebuvo. Jos nebuvo. Numatyta ta tvarka. Tvarka yra pas mus patvirtinta. Ir įkainiai yra patvirtinta. Nulinis variantas, nulis. Mes įkainius. Taip, taip. Taryboje yra patvirtinta tvarka ir pas mus tarifas nulis. Pradinis buvo. Gal po to reikėtų peržiūrėti. Čia, sakau, čia vėl įdomus variantas paskaityti, bet kad mūsų nulinė, viskas tai yra patvirtinta, padaryta, įkainis nulis.
Ir ataskaitos tada gaunasi, mes nerenkam pinigų, yra nulis, mes neturim pinigų, mes nerenkam pinigų, ne už ką, nulis. Tai va ta ataskaita turėtų ateiti pas mus ir mes turėtume atlikti tą vertinimą pagal naują tas. O dar gal papildysiu prie tų finansinių auditų, mes kai atliekam, turim 48 biudžetų ir 51 konsoliduotų ataskaitas, tai mes atliekam tų programų vertinimą ir daug įstaigų pasitikrinam, 14, 17, žodžiu, per visą tai. Ir jeigu jūs kada turit tokių pasiūlymų, tai mes per programas, tai pasižiūrim jų finansus, jų kažkas, jeigu išsikėlėm savo strategijoje rizikas, nes yra tarybos nario paklausimas, pavyzdžiui, ir mes toj srity kažką pasižiūrim, būtent tas, nes pas mus pagal programą yra metodika, kad iš 5% administracijos Sniadeckio gimnazija visą laiką ten būnam, o po to jau grupuojam ir imam, pavyzdžiui, darbo užmokestis, didžiąją dalį tų įstaigų darbo užmokestį žiūrim, po įstaigų turtą žiūrim, įsigijimą, nurašymą, inventarizaciją, dabar vat jau prasidėjo inventarizacija, dalyvaujam stebėtojų teisėm šiemet inventarizacijai, nes irgi pasirodo įdomu pasižiūrėti, ar teisingai jinai atliekama, nes turėtų būti, jeigu žodžiu, matom ir tas problemų. Tai va dabar irgi inventarizacijoje dalyvavom. Jau mes dabar darom 23 metų už 9 mėnesius, susivedėm visą ataskaitą ir žiūrim, ar tai pagal planą yra, kiek panaudota, kodėl yra nukrypimai, kodėl, pavyzdžiui, sulyginam su pereitais metais ir matom, pavyzdžiui, turite 100 000, vadinasi, kažkas buvo atlikta, ne? Tada ieškom, kas atlikta, kas padaryta, pažiūrėti, ar tai tikrai padaryta, atlikta, jeigu padidėjo darbo užmokestis, kodėl jisai padidėjo tas darbo užmokestis, dėl kokių priežasčių, ar koeficientai įvesti, tada jau ir pasižiūrim smulkiai, kas ten. Jeigu išlieka tą patį variantą, tai tas viskas eina, kas eina. Žodžiu, pagal savo metodiką dirbam. Tai va, siūlau jums pritarti ir aš tada savo įsakymą šiandien patvirtinu ir išvesti valstybės kontrolei mūsų šitą veiklos programą planą 24 metam. Tai man viskas tinka, viskas gerai. Įdomu irgi būtų tas rytį iš tikrųjų pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo, nes kaip ir minėjot, kad viešoje erdvėje žmonės kalba įvairiai, kad vieni visur, kitiem nieko. Tai čia irgi bus įdomu, kiek tas yra, kur čia yra tiesos. Galbūt tai vėlgi žmonėm atrodo vienaip, o yra iš tikrųjų kitaip. Tai dėl to, manau, po jūsų kruopštaus darbo rezultato matysime, kaip yra iš tikrųjų. Tai kad siūlau pritarti, prieštaravimų nėra, taigi pritarėm. Ačiū. Na ir viskas, nebent dar kažką turėsi kitų klausimų, kurias galima būtų aptarti šiandien. Jeigu ne, tai posėdį galime baigti. Ačiū. Ačiū tada už kruopštą pristatymą, ačiū už dalyvavimą ir iki kitą kartą.